Emocinis jautrumas, nuotaikų svyravimas, nerimas. Peržiūrėjus šitą video, suprasite, kaip centrinės nervų sistemos veikla yra susijusi su moteriškais hormonais ir kaip išmokti juos kontroliuoti. Papasakosime, kokios kasdien, net nesusimastant naudojamos priemonės, gali sutrikdyti moteriškų hormonų veiklą. Sužinosite, kodėl menopauzė kiekvienai moteriai gali pasireikšti skirtingais požymiais ir kurie iš jų stipriai paveikia gyvenimo kokybę. Taps aišku, kaip stabilizuoti savo savijautą. Suprasite, kokie hormonų pokyčiai menopauzės metu lemia miego sutrikimus. Na ir galiausiai gausite top maisto produktų ir maisto papildų sąrašą. Su kokiu maistu natūraliai gausite fitoestrogenų, kas padės normalizuoti moters hormonų pusiausvyrą natūraliomis priemonėmis. Na ką, o dabar keliaujame žiūrėti video, bet prieš tai nepamirštame paspausti mygtuką patinka, tai padėsite mūsų YouTube algoritmui. Priminsiu tą infradianinį ritmą, labai norėčiau, jeigu susidarytų grupė, tai visiškai atskira tema yra, kokias yra menstruacinio ciklo metu 4 fazės. Yra tos dienos, kada vyksta mėnesinės, taip mums sakomas, matote, moteris būna be energijos, be nuotaikos, sveikatos, mus visas atleisdavo nuo fizinio lavinimo, visos tas dienas turime, patyrėme ir ką tada yra net visas sukurtas veiklos programa, ką tom dienom mes turėtumėm net neužsiimti sunkiais fiziniais darbais, daugiau raminamos tokios jogos, vaikščiojimo, tokios procedūros. Kada vyksta po menstruacijų antra fazė, pradeda vystytis folikulas, kuris bręsta ir atsiranda didžiulis turbūt ir dabar dar jaučiate, kad būna dienų, kai jūs turite energijos ir galite daug nuveikti, o būna dienų, kad tiesiog gyvenimas nebe tavo režimu sukasi. Ir štai toj folikuliniai fazėje galite siekti ir karjeros, ir iššūkių, ir įvairių programų vykdymo. O jau ką kalbėti ovuliacinės fazės metu, šitą fazę patyrę vyrai labai greitai suvokia. Čia yra, kada yra pats gražiausias moters mėnesinių ciklo laikotarpis, kai jinai turi labai daug energijos, labai išveša jos tokia patraukli darosi, labai graži ir emocijos visai kitos. Tai va šitą programą mokslininkai siūlo išnaudoti irgi savo įvairių iššūkių, savo gyvenimo pokyčių ir panašiai. Ir pagaliau, kada jau įvyko ovuliacija, čia tos dienos, kurios mums lemia, kada mes galime ir pastoti, ir turėti šeimą, ir planuoti, ir laukiamą, ir panašiai, tai būtent toliau vyksta pokyčiai pačioje gimdoje, kaupiasi gimda paruošiama, visur mes paburkstame, patinstame, kaupiasi skysčiai, vystosi tas vadinamas ir pokyčiai pieno liaukose, mes jaučiame, kaip ruošiasi priimti tą, jeigu apvaisintas kiaušinėlis ateitų į tokią paruoštą, išpurentą dirvą gimdoje, tai sėkmingai ten jisai įsisuptų, pradėtų didėti, pradėtų keistis placenta. Čia sudėtingas mechanizmas iš tikrųjų. Jūs ją kiekvieną mėnesį, moteris, šitom periode, reproduktyviniam periode patiriate ir jeigu neįvyksta apvaisinimas, tada visa šita paruošta gleivinė su viskuo per tas 4-5 dienas išeina menstruacijų. Matote, kokį mes turime sudėtingą etapą praeiti. Paauglės mergaitės, moteris ir tas tęsiasi iki brandos, iki 50 kitoms ir žymiai ankstyvėja dabar šitas menopauzinis laikotarpis. Ir štai yra labai garsi Alisa Vici, kuri išleido visą knygą ir rekomendaciją aktyvumo, mitybos, hormonų pokyčiai. Štai čia būtų didelė ilga tema. Aš tik tai čia įvedu keliom skaidruolėm į šitą ciklą. Kelias ištraukas: menstruacijų fazė 3-7 dienos, tada nuovargis, energija, rekomenduoja neaštrų maistą, kokybiški baltymai, rekomenduoja
vaikščioti, lengva joga, folikulinė išreikštas fizinis, protinis aktyvumas, mytyboje irgi baltymai, angliavandeniai, vitaminai, intensyvi veikla. Ovuliacija vyksta 3-4 dienas, tos mūsų, kaip sakant, dienos, kur mes turime planuoti jas labai dėl pastojimo, ir tai yra intensyvus aktyvumas, mytyboje labai prašomi tie visi žalialapės daržovės, kalė kopūstai, brokoliai, kryžmažiedžiai, magnis reikalingas, aktyvi dienotvarkė, žodžiu, su tuo energijos intensyvu mes galim visiškai kitą ir mytybą netgi turėti, ypač kai norim reguliuoti svorį ir panašiai, ir pagaliau tą liuteininė fazė, kada jau mes 10-14 dienų ruošiame gimdą naujam, kaip sakant, apvaisintam kiaušinėliui, o jeigu tas ir neįvyksta, vis tiek turime tuo laikotarpiu mažinti aktyvumą, irgi tie visi mano jau išvardinti omega 3, magnis, B grupė, be jų moteris turbūt be D vitamino, mano auditorija tikrai šiai dienai jau apie juos puikiai žino. Jau visai netrukus sugrįšime prie gydytojos paskaitos. O jeigu jūs ieškote ne tik žinių, bet ir praktinių įrankių, kaip pasirūpinti savo moterišku grožiu ir sveikata, kaip papildyti kolageno atsargas organizme, pagerinti odos, plaukų, nagų ir sąnarių būklę. Na ir žinoma, maitintis sveikiau ir būti fiziškai aktyvesniais. Jums apačioje po šito video palikau specialią nuorodą. Prisijungus prie kolageno prenumeratorių bendruomenės, kas mėnesį ne tik gausite jūrinio kolageno pakuotę, bet taip pat mitybos planus, online sporto programas, sveikatingumo ir psichologijos kursus, ir visa tai padės pakelti jūsų sveikatą į kitą lygį. Kolageno prenumeratą ateinančias 72 valandas įsigysite net su 85% nuolaida. Spauskite nuorodą po šito video ir prisijunkite jau dabar. Ir vis tik tai į tą hormonų veiklą, kaip ir į cirkadinį ritmą, įsijungia ir šviesa, ir maistas, ir yra ryšys tarp centrinės nervų sistemos ir kiaušidės. Kiaušidės gamina gana aktyvius moteriškus hormonus, kada jie prasideda brandoje gamintis, ir vieną mėnesį viena kiaušidė folikulą subrandina, kitą mėnesį kita kiaušidė. Ir gali būti tie priešmenstruaciniai vieno šono skausmai, kitą mėnesį kito šono skausmai apatiniai pilvo dalyje, nes skirtingos kiaušidės yra atlieka. Ir tai labai vėlgi svarbu tiek ir moteriai, tas cirkadinio ritmas, šviesos miego, atsibudimo ciklas, maisto valgymas, pauzė ir pagaliau visa grupė hormonų, po truputėlį aš jūs su jais supažindinsiu. Kas sutrikdo tą kiaušidžio veiklą? Tai vėlgi, kaip mes ir žinome, visi tie mano paminėti faktoriai, bet pagaliau ir amžius įtakoja, ir vėlgi nėštumas, viską mes jau praktiškai čia aptarėm, visur įvyksta šito ryšio sutrikdymas. Ir labiausiai, ką mano autoriai teigia, kas į moteriškus hormonus veikia, ogi mes turbūt pačios aktyviausios namų kūrėjos, visos cheminės švaros priemonės, netgi mūsų šampūnai, mūsų plaukų dažikliai, kur yra kadmis, o būtent tie hormonai moteriški yra labai jautrus chemikalams. Kaip mano Erikas Bergas profesorius sako, ir pesticidai, ir herbicidai, ir tas rundapas labai jungiasi prie riebalinio audinio. Ogi mes žinome, kad visi moteriški hormonai, jeigu mes turime pakankamą subalansuotą kiekį riebalų, iš riebalinių ir suformuoti iš riebalų. Moteris, mergaitės, jeigu nesukaupia pakankamą kiekį riebalinio audinio, ypač apatinėje pilvo dalyje, tai praktiškai kiaušidės ir gimda, ir tas gali vėluoti, ir ciklas, ir panašiai, mes esame labai priklausomos. Tai ir aš jau nekalbu apie visas, kur mes naudojame priemonės kosmetikai. Jeigu ten yra cheminės priemonės, tai turėkime omeny, kad per odą į riebalinį sluoksnį patekę gali pilnai sutrikdyti, lygiai taip pat kaip ir cheminės tos priemonės kontraceptikai ir
pakaitinė hormonų terapija. Nuo jos mano daugelis autorių, ypač nutriciologų ir natūralios mitybos specialistai, labai atsargiai, tik tai gydytojo priežiūrai. Ir ką tie moteriški, kokie pavadinimai sudėtingi tų moteriškų, jinai turi ir progesteroną, ir testosteroną. Vyrai, tai pavyzdžiui, vyrui per naktį ryte testosteronas yra aukščiausias ir jis gauna didžiausią energiją ir visai dieną jis turi jėgų ir paryčiui dar jisai savo poreikius gali patenkinti, o moterim dėja viskas kitaip jau susiformuoja. Ir štai šitas gimdos ritmas, kiaušidės, makštis, jinai labai surišta su mūsų emocijom, jeigu mes su nerimu, su depresija, jeigu ten centrinė nervų sistema užsiblokuoja ir šitie reguliarus hormonų ciklas. O dabar ciklo sutrikimų tai turbūt turime ganėtinai dažnai. Ir pažiūrėkime, kas pagrindinė moterį lydi, koks hormonas, tai yra estrogenas, pagrindinis hormonas, jį gamina kiaušidės, kur jau jūs supažindinau, placenta, nedidelis kiekis, kada menopauzėje šito hormono sumažėja, kiaušidžių veikla gęsta, tada estrogeno gamyba vyksta antinksčiuose. Antinksčiuose vyksta ir tai yra, kaip sakant, pakeičia. Ir kita dalis tų estrogenų gamina riebalinis audinys, mūsų riebalinis audinys. Ir kartais įdomu, labai įdomu, daugelis mes sako, į menopauzę įeiname su hormonų sumažėjimu, tačiau būna situacijų, kada to ir menopauzėje, ir to estrogeno yra per daug. Tai bandysime šitas situacijas aptarti. Lygio pokyčiai pagal amžių. Pažiūrėkite, kada mes jau premenopauzė 50, 60 ir pažiūrėkite 80 beliko tik kojinytėse mūsų moteriškų hormonų. Liūdnoka, bet aš atsimenu tą laikotarpį, kaip atsirado tie sintetiniai estrogenų hormonai, jie yra gaminami iš kumelės, kurios yra reiškėsi iš jų, jos būna kaip sakyti, su vaisiumi ir iš jų imami tie hormonai ir taip aišku, iš kumelės paimtas estrogenas pritaikytas mum moterim, galbūt jūs tos tiesos ir nežinojote, truputėlį ne visiškai laboratorijoje sukurtas, bet hormonai yra ir iš, kaip ir žinote, ir iš kai kurių organų paimami, kaip skydliaukės, kaip augimo hormonas iš hipofizio ir panašiai. Ne visi susintetinti. Ir pažiūrėkime, kas vyksta tų hormonų pokyčių, kada sumažėja šito hormono estrogeno, padidėja progesterono, kuris būtent, ir pirmas signalas, tas progesteronas mums užkelia ugnį mūsų organizme ir mums ateina karščio bangos ir ypač naktį ir nebegalime ir blaškomės ir kaip pasakyti, patalai ir panašiai, viską ieškome kur vėsesnio kambario ir viską. Tai čia, kai sumažėja vieno hormono, pakyla kitas hormonas, o jie koreliuoja vienas su kitu. Ir tuo pačiu premenopauzės laikotarpį sumažėja jau estrogeno, matėte iš tos schemos, ir, kaip rodžiau anksčiau, sutampa ir melatonino sumažėjimas. Tai štai iš kur mes gauname šitą visą medžiagų apykaitos pokytį, kur gauname visą tą nemigą, nes jų tiesiog jau mūsų organizmas natūraliai jo nebeturi. Ir taip mums kinta emocijos, kinta medžiagų apykaita, įtrauktos į visur. Ir kągi čia siūlo kaip ir visi fitonutrientai, čia vadinami, nevartoti to alkoholio, tokių dirgiklių, aišku, mes jau aptarėme, ko mums vakarais tokio aktyvumo. Kokie tie simptomai, tai turbūt jūs pačios jau mačiau, man surašėte masiškai, kas tai vyksta. Tai
ir būna netgi ir pakeičia spuogai, ir vidurių užkietėjimas, ir šlapimo nelaikymas, ir širdies darbo pokyčiai. Nu, praktiškai nėra sistemos, kurios nepaveiktų. Iki sąnarių, netgi kaip mes dažnai kalbame apie sąnarių problemas mano temose, tai estrogeno sumažėjimas keičia būtent ir mūsų kaulinę sistemą, ta osteoporozė, tie lūžiai irgi turi įtakos, žodžiu, į šitą svorio pokyčiai, kai mes nebegalime suvaldyti savo svorio, būtent menopauzės laikotarpyje. Ir antro tipo diabetas ir panašiai, visos tos ligos. Deja, kuo man noriu pasidalinti su jumis, tai aš kadangi dirbu su jaunimu ir man ateina pacientai, ypač atkreipsiu dėmesį į berniukus, gal ir jūs savo artimoje aplinkoje ar šeimoje ar kažkur draugų matote, kad būna berniukai moteriško tipo. Žinau tokią tendenciją, kada pradėjau domėtis, tai Turkijoje netgi jauni berniukai stengiasi kuo greičiau vesti ir tada pradeda labai gausiai gerti alų. Jie įgyja, ten aišku skatina irgi kitų hormonų gamybą, platėja jų dubuo, prasideda krūtų augimas, jie tampa tokio moteriškos figūros ir jų motivacija, kad jų nepaimtų į kariuomenę, nes su plačiu dubeniu jie neįlys į tanką. Nu, man tada juokingai atrodė, bet dabar, kai susiduriam su realia karo grėsme, tai kaip pasakyti, čia kažkaip jau jaunimas susivokia, kaip reikia save apsaugoti. Tai savo pacientų tarpe sutinku berniukų, kurie ateina su moteriška figūra, labai platus dubens kaulai, visas nutukimas pagal estrogeno moterišką tipą, kokį čia matote. Tai dažniausiai užduodu klausimą berniukų, ką jūs valgote, ką jūs labiausiai mėgstate valgyti, kadangi mano gastroenterologo pareigybė privalau domėtis mitybą, nes kitaip negalėsiu patarti ir pradėti gydymą. Tai visi 100% mano slaugytoja patvirtintų ir jinai net jau fiksuoja, visi atsako vištiena. Tai aš jau paprašau šitų berniukų, sustokite vištieną. Ir kaip žinome, višta turi užaugti greitai per 2 mėnesius, kur mes ją nusiperkam parduotuvėje. Jinai gauna augimo hormonus, tai yra stimuliatorius, jis ateina mums su maistu į mūsų ant stalo ir yra antibiotikai. Tai kartais mano pacientai sako, man jau antibiotikų nereikia, aš prisivalgau su pienu, su maistu. Ir kągi dar pasakė paskutinis naujausias posakis apie vištieną, kad ten yra labai daug omega-6 uždegimą keliančių uždegiminius procesus organizme. Tai vėlgi matote, kaip mes kartais į tą mitybos ciklą patenkame per tuos chemikalus, šitą žinią reikėtų žinoti ir bent šiuo momentu, aišku, ypač dabar populiaru tie kukurūziniai viščiukai, o kukurūzuose omega-6 yra gana gausiai. Ir jie gražiai atrodo tikrai, bet ir dar prekybininkai pradėjo skelbti, kad čia višta be antibiotikų, reiškia iki šiol mes turėjome visus antibiotikus, bet čia jau nukrypimas į šoną, bet tai yra toks praktinis pamąstymas. Tai kas nulėmė tas mūsų pokyčius? Pokyčius galime pasižiūrėti, kaip mūsų mama atrodė po menopauziniam laikotarpį arba močiutė, senelė, tai vėlgi genetinį galime gauti ir kada yra tų estrogenų kitimai, hormoniniai
ir kiti, nesveika mytyba dasideda, fizinis tas mūsų aktyvumas sumažėjęs, kai kurie vaistai, ypač šitie hormoniniai, steroidiniai vaistai ir panašios ligos. Ir tada didėja kūno masė, mažėja raumeninis audinys. Ir tas audinys persiskirsto, keičia net kūno formą. Kada mes turime šitą visas estrogenas, jisai kaupia mažajam dubenį riebalus. Čia kaip ir apsauga vaisių ir panašiai, bet jau menopauzės laikų mums šito jau ir nebereikia tokios figūros, bet čia jau yra. Ir tarp kitko pasakysiu, kad jau tikrai, jeigu kas susidūrėte, galima laboratorijos, aišku, tos laboratorijos, kur yra pirminiuose sveikatos centruose, pas šeimos gydytojus, jums galbūt nenustatys, bet estrogenus, progesteronus ir hormonų kiekius ir kortizolius mes esame aptarę, tikrai galime tose mokamose laboratorijose nusistatyti ir pagal jas ginekologai, dietologai. Ko mums reikėtų, kada mums prasideda tie karščio pylimai ir tos visos hormonų pokyčiai, ieškoti galbūt ne tų cheminių vaistų, ne tos pakaitinės hormono terapijos, bet tiesiog žinoti, kokiame maiste mes galime tuos estrogenus ir papildyti. Tai pažiūrėkite, čia yra mūsų labai kraštas garsus Lietuva su linų. Mes su linų sėklom ir su linų aliejais ir panašiai, taip sakyčiau, saikingai visada reikia patarti. Toliau eina sezamo sėklose. Sezamas turi ne tik tai šitą estrogeninį poveikį, bet jis turi labai daug kalcio osteoporozės profilaktikai. Kartu naudojant su vitaminu D jau kitokių cheminių kalcio preparatų kaip ir nereikėtų. Jeigu jūs kasdien 2 valgomus šaukštus sezamo sėklų susimaltumėt, užpilus šiltų vandeniu ir turite gėrimą. Toliau soja. Su sojos vartojimu būdavo netgi sojos mišinukai, dabar griežtai nuėmė, ypatingai berniukam neleidžia, nes dėl to estrogeno kiekio ir be to soja dažnai dabar būna modifikuota ir man dažnai užduoda klausimą, ar sojos izoliatas, baltymų izoliatas yra naudingas. Tikrai mano autoriai ir mokslininkai priešinasi ir teigia, kad tai yra jau mūsų organizmui nepažįstamas baltymas. Labai propaguoja tos kryžmažiedžius. Čia įeina ir visi kopūstų rūšis, kalafijorai, brokoliai. Pažiūrėkite, česnakė galime rasti, ženšenyje, ko mums reikia, kartais tas nuotaikų kaitas, tą energiją pasitonizuoti, ženšenio šaknį ir kremai ženšenio jau šitame amžiuje mums visiškai tiktų menopauziniam. Šičia jau yra ir avižos, žemės riešutai, migdolai, obuolius aš kaip gastroenterologė labiau rekomenduoju, jeigu yra tas virškinimo traktas ar sutrikęs žarnynas, virtus, tušintus, termiškai apdorotus, kitaip sakant, abrikosai, slyvos. Ir čia yra saldymedžio šaknis. Galbūt jūs daugiau žinojate apie saldymedį, prie bronchitų, prie kosulio, būdavo netgi tokie saldymedžio sirupai, bet visiškai, jeigu paieškotumėt saldymedžio šaknį, pakaitalioti su šitais visais rekomenduotais produktais, vyšnios labai turi, slyvos, agurkas, estrogenų fito, kada mums jų krenta, mažėja. Džiaugiuosi, kad jo yra burokėliuose, miežiuose. Čia jau yra ir labai įdomu. Pasirinkim dobiliukų, aišku, jau čia dabar sezonas, kai mes turime sniego, bet kitiem metam nepraignoruokite, dobiliukuose yra mūsų pagalba. Petražolėse pakankamai daug, pankolio sėklose ir premenstruacinio ir skausmų, spazmų, putimų metugi pankolį, žinote, kad ir kūdikiam mes siūlome. Neignoruokime ir šitų mūsų mėgstamų saulėgrąžų, jos irgi turtingos yra šitais priedais, fitoestrogenai maiste. Ir teko dalyvauti regiono mūsų Klaipėdos konferencijoje, kai buvo atvykusi specialiai
ginekologė mums skaitė paskaitą ir patikėkite, tai buvo prabangu išgirsti apie vieną preparatą visą paskaitą ir ką jau, ir buvo labai malonu ir aš džiaugiuosi, kad su jumis galiu pasidalinti, ką dabar siūlo ginekologai Lietuvoje preparatą paprašyti vaistinėje. Jūs rašykite arba nusipaveiksluokite, yra Estro Mineral Serena Plus. Estro Mineral, tai yra natūralios, čia yra ne iš, kaip sakyti, kur sakiau, iš kumelės gaunamas estrogenas ir mum neadaptuotas, iš natūralių veikiančių maisto papildų kompleksas, saugiai ir veiksmingai mažina menopauzės simptomus, kuriuos jūs man čia guodėtės. Tai yra įdėta ir skaistmis, kaip iš augalų, yra kalcis, magnis, vitaminas D, magnolijų ekstraktas ir net gerųjų bakterijų laktobacilų. Šitokia kompozicija ganėtinai pilna ir šito preparato dėka mes pagerinam riebalių apykaitą, kaulinio audinio aktyvumą, atsinaujinimą ir kraujagyslių pokyčius, emocinius, psichoemocinius pokyčius, sumažina nuovargį, normalizuoja raumenų funkciją, kalcio rezorpciją, kaulo mineralizaciją, ramina, miego atstatymui, magnolijos. Ir čia dėja tas truputėlį nesutampa, įdėta yra sojų izoflavonoidų, bet aš manau, kad čia jau tos sojos panaudotos ne genetiškai modifikuotos. Kiti galbūt jums pasiūlys sveikatos tokių priemonių, Vildjam vadinasi, tai yra laukinė diskorėjos ekstraktas jaunystė moterims, tai yra fitoprogestinas, esantis šitame augale, padeda palaikyti hormonų balansą, sumažina priešmenstruacinį ir klimakterinį. Jis yra toksai universalus negalavimus, padeda sumažinti kapiliarų praeinamumą, padidina kraujagyslių sienelių tvirtumą, veikia silpnai raminančiai, atpalaiduoja lygiuosius raumenis, pagerina nuotaiką, suteikia akims spindesį, seksualumą tikriausiai, skatina energiją, puikią savijautą, sumažina nuovargį, dirglumą, pagerina miegą ir skausminį tą malšiną, sumažina cholesterolio, žodžiu, pasižymi net antioksidantų. Ir čia nurodytos dozės, šiaip rasite, yra ir kada ieškosite internete, tai tokias pagalbinės priemonės, augalinės, aš manyčiau, reikėtų tą kritiniu laikotarpiu tikrai pabandyti ir tikrai nepakenksite. Ką galite ieškoti preparatų kokių menopauzės metu vaistiniai? Tai va, tą Estro Mineralą, kur sakiau, Serena Plus, klimofeną, čia blakėžudė, vėlgi augaliukas toks gana retas, čia visų augalų kompleksas ir šalavijas, ir pankolis įdėtas yra, vėlgi žolinėlis sukūrė kompoziciją. Be abejo, čia visa grupė su vitaminu, su cinku, su E, su vitaminu C. Ir turbūt jau pats toksai nusipelnęs ir ilgamžis preparatas, turbūt visom pažįstamas nakvišų aliejus. Nakvišos pas mane auga, jis labai gražiai žydi, tai tiesiog yra moteriško džiaugsmo ir pagalbos augaliukas. Dėkui, kad žiūrėjote iki pačios pabaigos. Jeigu norite matyti daugiau panašių paskaitų, nepamirškite paspausti mygtuką prenumeruoti. O jeigu domitės sveikatingumo, sveikos mitybos, psichologijos temomis, kviečiu jūs užsukti į mūsų puslapį www.psichologijoscentras.com. Ten rasite pačius populiariausius mūsų sveikatingumo, ir aišku, psichologijos kursus. Labai kviečiu pasidomėti gydytojos Birutės Čijunskienės kursu Kaip efektyvinti limfinės sistemos darbą, kuriame išgirsite gydytojos patarimus, kaip namų sąlygomis stimuliuoti limfą, skatinti limfosorpciją, kepenų apsaugą ir kaip savarankiškai atlikti limfos savimasažą namuose.
Na, o jeigu esate smalsus ir dar turite šiek tiek laiko, kviečiu dar nepabėgti ir užsukti į mano YouTube kanalą. Ten rasite 100 jau paruoštų panašių video edukacijų psichologijos ir sveikatingumo temomis. Iki kitos savaitės.